Taigi, sveiki visi, su jumis ir vėl Windows. Šiandien aš jums norėčiau paaiškinti, kaip gauti YouTube senų formatu. Taigi čia yra YouTube'ės naujas formatas. Kaip matote, didžiuliai šitie thumbnailai vadinami. Ir taip, tiesiog jeigu norime prisiminti 2015 metų YouTube, kaip atrodė, tai šits video yra jums labai geras. Taigi, pirmas dalykas, atsidarom Google ir einame, šitas metodas veikia tik kompiuteriams. Atsidarom Google ir rašome Chrome Web Store. Chrome Web Store. Kai mes jį surašom, paspaudžiam ant jo ir susirandam va šitą. Ne tiesiog Web Store, bet kad čia vat viršui rašytų chromewebstore.google.com. Taigi, kai mes jį atsidarom, jums išlis tokie dalykai. Ir kur yra parašyta ieškoti plėtinių ir temų, parašykite YouTube Redux. Kai susiradot jį, kai parašėt ir kaip jums atsirado šitas, paspauskite ant jo ir paspauskite pridėti į Chrome. Ir paspauskite Add Extension arba pridėti plėtinę. Ir dabar jis jums prisidėjo. Taigi čia jūs galite pasirinkti, ką jūs norit padaryti, tai čianai tiesiog paspauskit šitą rodiklytę. Čianai galite pasirinkti metus, kuriuos jūs norit, kad rodytų jisai. Tai čianai galim pasirinkti favikoną šitągi. Tiesiog pasirinkam šitą. Ir 2017 tai yra vienas iš naujausių šitų layoutų. Tada 2015 Alt ir tada aš rekomenduoju tiesiog rinktis 2015 metai, kaip buvo prieš 10 metų. Spauskite čia ir tada paspauskite čia viršui šitą mygtuką. Dabar atsidarom naują langą, uždarom visus šitus ir parašom YouTube. Ir atsidarom YouTube. Kaip matot, iš karto senas logotipas, viskas sena. Ir vat, kaip matot, tiesiog geresnis formatas. Tiesiog jeigu norite ar nostalgiją padaryti kažkokią tai, ar prisiminti, kaip atrodė, tai šitas dalykas yra jums geriausias. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir susimatom kitą kartą.